Sausio 8. Žiūrėkite, kad kas neatlygintų kam blogu už blogą, bet visuomet stenkitės daryti gerą vienas kitam ir visiems. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 15 eilutė. Pagal šventojo rašto taisyklę, tikrieji Dievo žmonės turi būti labiausiai ištobulinti, geriausiai išauklėti, labiausiai mandagus, švelnus ir kilniaširdžiai, labiausiai linkintis gero iš visų pasaulio žmonių, ir tai aukščiausioje prasmėje, ne vien tik rodydami išorinį ir paviršutinišką mandagumą, kilnumą ir taip toliau, kas yra įprasta pasaulyje, bet tikrą kilnumą ir mandagumą einantį iš širdies, einantį iš įvertinimo viešpaties dvasios ir tiesos dvasios, meilės dvasios ir teisingumo dvasios. Keršto dvasia yra šėtono dvasia, taip kaip ramumo, švelnumo ir nekeršijimo dvasia yra viešpaties dvasia. Todėl visi turintys viešpaties dvasios bus visada pasiruošę liudyti gėrį, ar tai būtų draugas ar priešas. Ir priklausomai nuo galimybių turime daryti gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Jeigu visada elgsimės laikydamiesi šios taisyklės, mūsų širdys vis labiau artės ir panašias į viešpaties. Klausimai: ar šią savaitę atmokėjau blogiu už blogį, geru už blogį, ar blogiu už gėrį? Kokios buvo aplinkybės, motyvai ir pasekmės? Žiūrėkite, kad kas neatlygintų kam blogu už blogą, bet visuomet stenkitės daryti gerą vienas kitam ir visiems. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 15 eilutė.